Taip, sveiki visi, malonu, jog prisijungėte. Pradėsime webinarą apie 3D Warehouse, tai kitaip 3D modelių biblioteką. Tai patys mes esame iš įmonės Geonovus, mes esame oficialūs atstovai SketchUpo Baltijos šalims. Tai mus galite bent kada kreiptis dėl bent kokios pagalbos dėl šitos programinės įrangos, tikrai kiek galim padedam ir atsakom į visus klausimus. Na, o tema šiandien tai išties, sakykime, pakankamai sena, net šitas 3D Warehouse'as pluginas, jisai tikrai labai egzistuoja jau nemažai laiko, tačiau pati pradžia 3D Warehouse tikrai buvo tokia akmenim klota ir tikrai jeigu esate susidūrę, turbūt pastebėjote, kad tie modeliai pačiam Warehouse dažnai būdavo labai įvairios kokybės, tai dabar mes norime labiau pristatyti gal kas naujo, ne? Tiesiog gal kas pasikeitė pačiam 3D Warehouse, kaip juo galima naudotis pakankamai efektyviai ir kaip išspausti daugiausiai naudos. Tai būtent apie šiuos dalykus šiandien tuomet ir pakalbėsim, apie viską papasakos mūsų kolega Tomas, architektas mūsų. Ir, realiai prezentacijos jokios nebus, tiesiog mes gyvai viską eisim per puslapius, per programinę įrangą ir tiesiog, kaip vartotojai, ne? Kai vartotojai viską supažindinsim nuo iki. Tai smagu jūsų matyti tiek nemažai išties. Žodis Tomui. Prašom, ekranas tavo. Sveiki visi, turbūt pažinote mane iš iliustracijos, tai esu Tomas, malonu, Marius pristatė jau. Tai turbūt nieko nelaukiant irgi, kadangi turim daug ką aptarti, daug ką parodyti, daug labai niuansų visokių ir atnaujinimas ir visa kita. Tai pradėsiu nuo, sakykime, internetinės versijos, tai yra 3D Warehouse webo, kadangi tai bus daug paprasčiau. Visi aiškiau matys, bus didesnis langas negu pačioj SketchUpo programai. Tai turime štai tokį website, tinklapį 3D Warehouse'as, kaip jau matėm, daug kas turbūt susidūrėt, daug kas naudojatės įvairiais modeliais, galbūt patys kūrėte ir čia dedate, čia vėlgi apie tai pakalbėsime. Bet labai naudingas, iš tikrųjų milžiniška biblioteka, jeigu teko naudoti biminius įvairius objektus, ten, sakykime, Revitui arba įvairiem kadam, tai taipogi naudojat kažkokią tai biblioteką jūs sukurtą, tai SketchUpas tokią taip pat turi, tik tai sakyčiau netgi daug didesnė, daug pranašesnė, galbūt taip galima būtų pasakyti, tačiau ne lietuviškų gamintojų. Tai šito vėl prieisime ir tai yra turbūt laiko klausimas. Tai pradėkime nuo pirmojo dalyko, tai yra profilis, labai, sakykime, svarbus, galbūt ne pavieniam vartotojui, arba atlikinėja kažkokias paslaugas, kuria furnitūrą, kuria dizainus ir taip toliau, ir nori save promautinti kaip, sakykime, artistą, kažkokį kaip dizainerį, kaip žmogų, kuris neturi profesionalios portfolio, bet gali parodyti štai tokį savo SketchUpinį 3D Warehouse profilį, kuriame taip pat bus nemažai informacijos. Ir galima bus įvertinti, sakykime, žmogaus galimybės, jo profesionalumą. Tai pradėkime nuo pirmos, čia mes turime štai tokių mygtukų po kairę pusę, tai yra models, folderiai, tai yra papkės, jūs galite jas vėliau susikurti. Turime material skilti, kas galbūt jums bus nematyta kol kas, bet prie jos vėlgi vėliau prieisime. Collections ir keletas kitų ikonėlių. Tai turbūt viena iš svarbiausių yra profilis, kiekvienas susikuriam savo kažkokį tai profilį tam, kad jis reprezentuotų mūsų arba įmonės, arba kaip artisto veidą portfolio. Tai galima susidėti įvairius linkus, įvairius savo soc tinklų linkus ir taip toliau, pasikeisti nuotraukas ir susitvarkyti žodžių profilį taip, kad jisai atrodytų eiliniam vartotojui kaip profesionalus kūrėjas dalinasi savo baldais. Tai yra galimybė kiekvienam. Svarbiausia tiesiog užsiregistruoti, kas yra nemokama 3D Warehouse ir prisijungti prie savo profilio. Tai štai tokie pagrindiniai šie mygtukai, tai jų galbūt dar vėliau sugrįšime, bet turim ką aptarti ir pačioje pagrindinėje skiltyje, tai yra paieškoje.
Tai paieška labai subtilus toks dalykas 3D warehouse, kadangi turim galimybę ieškoti tiek pagal žodžius, tiek pagal savybės pačių produktų, objektų. Jeigu, sakykime, tai yra raudona sofa, mes galime bandyti ieškoti raudonos sofos, raudonos odinės sofos ir jisai galbūt mums išmes variantus raudonos odinės sofos, bet tuo pačiu jisai parodys ir variantus, kuriuose yra įtraukti šie žodžiai. Tai kad to netaptų, kad paieškos būtų tikslesnės, tikslingesnės, tai reikėtų, sakykime, bandyti naudotis filtrais, rūšiavimo galimybę ir galbūt tam tikrais mygtukais, kuriuos to jau išvysime. Tai, taip sakykime, nuo pačio paprasčiausio pradėti nauja funkcija atsiradusi yra paieška pagal nuotrauką. Tai labai tikrai naudingas dalykas, galime ją išbandyti. Sakykime, norime kažkokio tai paveikslo. Galbūt tai būtų šis. Susirandame Google ar kažkur kitur, kur turite galimybę, galima Pinterest'e, žinoma, susirasti kažkokį tai atvaizdą, kuris jūs tenkina, jums tinka, patinka. Ir šį atvaizdą turime galimybę tempti tiesiai pas save į 3D warehouse tinklapį. Ir pagal šį atvaizdą, kaip matote, paveiksliukas turi pavadinimą images, kas nėra labai gerai, bet šiuo atveju mums nerodo tarp pavadinimų, jeigu atkreipsite dėmesį, jokio images. Čia yra dėl to, kad mes ieškojame konkrečiai pagal paveiksliuką. Įvedus žodžiais, sakykime, images, mums tikrai neišmestų šių paveiksliukų, šių tapybos ir kitų darbų, išmestų konkrečiai modelius ir produktus, kuriuose būtų į pavadinimą įtrauktas tas žodis. Gali būti visiškai nesusijęs su pačiu dalyku, tiesiog taip nutinka todėl, kad yra galimybė įkelti į 3D warehouse modelius bet kam. Tai yra, jeigu jūs turite savo, sakykime, kažkokį tai, jeigu jūs turite susikūrę savo profilį, prisijungiate, galite spustelt prie models pliusiuką ir įkelt, jis bus patvirtintas, bus įkeltas ir visiems matomas viešas objektas. Tai kartais, žinoma, ne visi susižiūrime, ne visi užpildome teisingai laukelius ir kai kuriuose laukeliuose, prie, pavyzdžiui, pavadinimo išlieka įvairūs. Ten, jeigu yra specifinis kažkoks tai gražus, netgi galbūt baldas ir jisai užvardintas 00175 taškas kažkas, tai žinoma, pagal tokį pavadinimą nieko neras. Bet atras pagal savybės, kurias reiktų vėlgi pildyti ir kad jas užpildyti reikėtų dėti tam tikrus tagus. Tie tagai vėlgi atsiranda jau pildant patį modelį, prie nustatymų. Galite rinktis kategorijas ir taip toliau. Žodžiu, tikrai, kad ištobulėtų 3D warehouse'as iki, sakykime, jau tokio bent jau 80% tikslumo lygio, manau, turėtų pasistengti kiekvienas vartotojas ir tą darys ir viskas susistatys taip, kaip ir kitose programinėse įrangose, būtent biblioteka. Kadangi sužiūrėti kiekvieną, jeigu verifying, bandyti kiekvieną žmogų, tai būtų žymiai tvarkingiau iš vartotojo pusės, jeigu man norėtųsi susirasti konkretų baldą. Man būtų patogiau, jeigu kažkas tikrintų už mane nereikiamus modelius. Tačiau iš kūrėjo pusės būtų šiek tiek nusivilta, kadangi aš kūriau idėjų, kažkas nepriėmė, galbūt aš nebenorėsiu daugiau vėl įdedinėti iš naujo. Tai šiuo atveju, sakykime, yra toksai balansas. Tai pasinaudoję paiešką pamatėme, kad iš tikrųjų mums suranda nemažai variantų. Galime dar kartelį tai pasidaryti, kad sugrįžti tą būseną. Štai taip. Ir, kaip matome, pasirinkus, galime parsisiųsti norimą savo versiją. Jinai parsisiųs tiesiai į jūsų darbalaukį ar kažkur, kur jūs pasirinkę išsisaugoti. Tačiau yra ir kita galimybė. Tai yra webinė versija, tai lygiai taip pat mes galime pasinaudoti ir SketchUp 3 online web aplikacija, kurioje lygiai ta pati funkcija veikia, lygiai tokiu pačiu principu.
sakykime, pasirinksime modelį. Kol kraunas modelis galiu parodyti ir pačioje aplikacijai. Štai turime SketchUp programą, visiems atpažįstamą. Štai susimažinau, kad galėtume greičiau susigaudyti. Štai SketchUp programą ir lygiai taip pat turime čia skiltį Components. O jau taip turėtų viskas matytis. Štai turime štai čia default trėjų lentelę ir joje yra components. Tie patys components yra 3D Warehouse bibliotekoje. Jeigu mes, sakykime, nenorime kažkokių specifinių baldų arba, pavyzdžiui, esame jau susidūrę su tuo pačiu paveikslu. Šiuo atveju parodysiu jums dar kartelį tą pavyzdį. Ir žinome, pavyzdžiui, šio paveikslo pavadinimą, kad mums nereikėtų siųstis, dėtis kažkur ir taip toliau dar kartelį, mes galime įsivesti šį pavadinimą savo į komponentų biblioteką ir šį komponentą tiesiog įsikelt savo į norimą objektą. Štai taip jis atsiranda. Na štai, kažkaip tai įdėjome. Kol kas tegul pasilieka taip. Ir sekantis dalykas, paieška pagal žodžius. Tai vat sunkioji dalis, kadangi pagal paveikslėlį super daug galimybių rinktis ir filtruotis mes neturime, bet pagal žodžius deja turime labai daug galimybių ir labai galime arba labai prašauti šoną ieškant, arba labai tiksliai susirasti, ko mums reikia. Tai pirmasis dalykas, turbūt ši pagrindinė paieška, kuri yra pagrindiniam page, pagrindiniam puslapį, jinai labiau skirta pagal savybės. Tai yra, jeigu mes norime, sakykime, raudono stalo, tai jisai nes daugiau mažiau raudono stalo. Jeigu mes norime ten sakykime taip, jisai mes daugiau mažiau pagal savybės, bet visų spalvų sofas. Tai... Tomai, aš matau, kad ekrane nerodo paieškos. Pardon, toliau. Nu va, dabar rodo. Taip, dabar matosi. Taip pakartosiu, tai iš netoli pabėgam. Štai taip, red table, jisai daugiau mažiau rodo mums savybės susijusias su table ir raudonumu. Lygiai taip pat galime susirasti savo odinę sofą, kuri daugiau mažiau panaši odinė. Na, čia vat nurenderintas vaizdas. Bet nėra konkrečios spalvos, spalvos plaukioja. Tai jeigu norime dar ir spalvą dadedam dar spalvą, sakykime, į trečią žodį. Ir va taip, tokiu būdu bandome privesti prie to, ko mums reikia. Bet jeigu mes žinome iš esmės, pavyzdžiui, pavadinimą arba kažkokio gamintojo, arba mes žinome, arba mes norime išsirinkti iš konkrečių produktų ir modelių, kurie yra užvardinti sofa, ir mes žinome, kad čia tikrai tvarkingas modelis, sofa su kažkokia tai įmonės pavadinimu galbūt, keliaukime į filtrus. Tai čia dar vienas dalykas, labai svarbus, kuris vėlgi turi begalę nustatymų, pro juos praeisime, bet čia yra enter title. Tai būtent pavadinimas jau nulems visą paieškos varikliuko, sakykime, kryptį. Jeigu mes čia įvesime, sakykime, stalą, mes daug stalų, bet jeigu mes nepastebėję bandysime ieškoti sekančio dalyko, jisai pradės painiotis. Tai rezultatų kur kas sumažėjo ant kelių tūkstančių. Kodėl? Todėl, kad bandoma surasti ar tai stalą, ar tai veidrodį, štai yra puikus pavyzdys. Todėl, kad gaudo ir pavadinimą, ir savybę.
Tai čia vėlgi reikėtų apsispręsti, jeigu mes norime ieškoti konkretaus dalyko, geriausiai darome, tai yra užeiname į product arba model, apie juos vėlgi aptarsime. Tai šiuo atveju galime pasirinkti prie models. Yra mirror, jį išsitriname, einame į filtrus ir štai čia jau pradedame savo tikslę paiešką. Jeigu mes tikrai žinome, kad, pavyzdžiui, žinau, kad šioje bibliotekoje tikrai egzistuoja odinė sofa, lietuviškų pavadinimų. To jau. Taip. Štai taip. Ir filtrai. Štai. Pagaliau surado, bet surado vėlgi per pagrindinę paiešką. Tai čia šitą reikės pasižiūrėti. Štai turime odinę sofą. Kodėl ją surado? Todėl, kad pavadinime yra lietuviški žodžiai. Tai vėlgi, 3D Warehouse'as yra antiek platus, kad daugelis modelių gali būti užvardinta jų šalies pavadinimais. Daugelis taip ir keliat, sakykime, kaip Casa, arba ispanų, arba italų, čia jau kaip kam. Daug namų, daug visokių variantų metų ir taip toliau, todėl, kad tai yra įkelta jų kalba, gali būti uždėtas, pavyzdžiui, sakykime, šiame name galėtų būti dar ir uždėti nemažai hashtagų prie aprašymo, kurie būtų anglų kalba, galbūt net lietuviškų hashtagų. Ir tuomet varikliukas pradėtų atpažinti jau, kad tai ne tik casa, bet ir namas ir taip toliau, jis priskirtų jau didesniem grupam. Taip, tai grįžkime prie savo paieškos. Turime čia tokius products, model, catalogs, collections ir materials. Materials nauja skirtis, šiek tiek daugiau dėmesio įskirsim, bet pradėkime nuo products, tai yra patvirtinti, sakykime, gamintojų arba valdininkų ir taip toliau įmonių, žmonių, kurie kelia tai kaip į savo katalogus baldai būtent. Tai nėra žmonių sukurti, nėra, sakykime, pavyzdžiui, kaip aš sumodeliavau kažkokią tai kėdę ar kažkokį tai interjerą ir įdėjau, pasidalinau su visais. Tai nėra tuo principu paremta, tai yra labiau jau toksai oficialus, pavadinkime, uabinis reikalas. Mums labiau reikėtų orientuotis į models, kadangi models, jie yra labiau padariki, daugiau visokių nesąmonių, netitikimų, galbūt tai nėra tikrai sofa, kas čia parašyta ir ką mes matome, bet juose galima išsifiltruoti, kaip vėlgi, dabar 40 000 rezultatų galima pasidaryti, ko mums reikia per savo filtrus. Tai yra tiek pagal dydį, tiek pagal poligonų skaičių, kategorijas žinoma, jeigu mes žinome autoriaus pavadinimą, jeigu kažkokį tai galbūt tikslų baldo pavadinimą ir taip toliau. Tai viską susivedę mes tikrai galime išsifiltruoti savo reikiamą rezultatą ir geriausia būtų turbūt kliautis models. Sekantis dalykas būtų catalogs. Tai čia yra jau tokie labiau products krypties dalykai, bet vėlgi užėjus į katalogus, šiuo atveju gal suveskime ką nors naujo, kad nebūtų vien sofos. Tai brick katalogas, taip kaip matome, nesvarbu iš tikrųjų, ką jie turi, modelio kol kas nereikia. Užėję į katalogą matome tokį one page, sakykime, pardavėjo, galbūt kažkokio tai dizainerio, sukurta puslapiuką su aprašymais, su nuotraukom, kas lemia visai tokį smagų pirmą įspūdį. Jisai turi ir savo tinklalapį, kaip kad mes aptarinėjame, galime savo soc tinklus įvairius, dalintis įvairiais tinklais ir taip toliau, didinti savo populiarumą ir taip pat rodyti ir galbūt netgi pardavinėti savo produktus. Tai vėlgi matome, užėjus į katalogą, duofrėlis, sakykime, kažkokios įmonės katalogas, jame yra nemažai produktų, kuriuos užėjus dar atsidaro daugiau produktų ir mes galime juos atsisiųsti, panaudoti savo projekte, žinosime, kad jie yra realūs. Jeigu mes žinome, kur šis gamintojas bazuojasi, sakykime, jeigu Lietuvoje yra, tai valia, mes turime realų objektą,
realų produktą ir galime pasižiūrėti, kaip tai atrodys realybėje be jokių vizijų, tiesiog realybė. Ir toliau keliaujant, prieiname prie collections. Tai čia yra šiek tiek paprastesnis dalykas, collectionsus kuria ir žmonės, gali ir įmonė žinoma, bet kuria ir žmonės, ir savo collectionsus galima įdėti viską. Kaip matote, kai kur collectionai buvo sukurti su 0 modeliu, buvo sukurta, bet nieko neįdėta, arba galbūt su laiku išimta, kai kur buvo 1 modelis ir taip toliau. Tai, kad šiek tiek plačiau pasižiūrėti, galim susivesti taip. Turim house ir turim namų kolekciją. Štai taip mes užėję į kažkokias tai kolekcijas, tai vėl grįžtant prie paieškos, galime nebūtinai ieškoti per paiešką. Mes galime užeiti tai yra nebūtinai ieškoti per modelsus, mes galime užeiti į kolekcijas, jeigu žinome, kad čia, sakykime, 23 modeliai viename, tai kodėlgi ne, kam man ieškoti per visur atskirai ieškant po vieną, jeigu aš matau, kad čia žmogus sukėlęs daugiau mažiau panašius modernius namus. Tai visai naudingas dalykas vienoje vietoje. Tiesiog. Lygiai taip pat galime ir prisidėti prie savo kolekcijų, vėliau jas naudoti ir taip toliau. Tai apie kolekcijas tiek ir materials. Gana svarbus dalykas. Tai šiuo atveju house gal ištrinam, vedame, pavyzdžiui, grass. Turime štai tokių visokių pavyzdžių, turime ir nelabai sėkmingų, kadangi vėl ieškoma yra pagal savybės. Kodėl taip nutinka, kodėl štai ši tekstūra čia atsidūrė ir mes negalim nei pasižiūrėti daugiau nieko, tik tai atsisiųsti. Taip yra, todėl kad greičiausiai kažkur yra įkeltas labai gražus, tvarkingas modelis su visom tekstūrom, 100 galbūt. Ir tai yra gabaliukas žolės, kurią reprezentuoja būtent tas modelis. Ir paieškos varikliukas surado konkrečiai nuo to modelio atitikmenį žalią grass, kuris galbūt buvo kažkada užvardintas materialsas ten iš tų 100 ir surado, iškirpo jį ir pateikė jį kaip variantą. Tai nėra blogai, galbūt tai kai kam pliusas, kai kam minusas vien dėl to, kad suteikia žymiai daugiau rezultatų, kas labai klaidina, neleidžia atsirinkti konkrečiai gerų modelių ir taip toliau. Tai tam mes pasitelkėm vėl filtrus, pasidarom popularity ir mes matome visai mažai užimantis, visai aukštų rezoliucijų žolės, sakykime taip. Tai apie materialsus vėlgi tiek ir reikėtų prie jų grįžti, tačiau šiek tiek kitoj skiltyje. Prieinant prie models, kreipkite dėmesį, kad yra keletą užrašų. Tai yra autorius, yra mapas, būtent materialsam, tai yra medžiagom ir yra atsisiuntimas. Jeigu norime pasižiūrėti tiesiog, kas yra modelė, kokios medžiagos egzistuoja, jeigu mes tiesiog naršydami pamatėme, užkabino kažkokią tai specifinę, nežinau, šitą raudoną, bet man labai patiko, reikia jos pasiimti, bet nenoriu viso modelio. Štai tokia patogi funkcija atsiradusi, mes galime pasispausti material mapą ir išsirinkti savo norimą vien tik tai medžiagą ir daugiau nieko, tik tekstūrą parsisiunčiame ir ši tekstūra pas mus atsiranda mūsų material bibliotekoje. Štai taip galime pasinaudoti šiais mapais. Na ir prieikime prie pagrindinės užduoties. Tai turėtume šiek tiek pasimodeliuoti, pasižiūrėti, kaip mes atsisiunčiam, kaip mums įdeda objektai ir ar jie apskritai koreguojasi ir kaip reikėtų su tuo elgtis. Nes mes daug kalbėjom, daug aptarėm, daug rodžiau tuščios tokios, ne tuščios, o be modeliavimo informacijos, tiesiog kalbų daug ir paveiksliukų, bet reikėtų praktiškai tą panaudoti. Panaudojame su paveikslu, tai lygiai taip pat galime padaryti ir su sekančiais baldais, kurių mums reikia. Tai išėrėm dar kartelį programą. Štai taip. Turime štai tokį interjerą, reikėtų jį užsipildyti ir parodysiu, kaip per porą minučių labai paprastai galime pasidaryti labai paprastą konceptualų dizainiuką ir jį pristatyti, jeigu mes norime kažkam parodyti savo portfolio greitai, ką sugebame, prašau, susidėti, padaryti erdvės suvokimui ar dar kažkokiam minimalistinam darbeliui, labai puikus pavyzdys. Tai šį kartą pasinaudosime pačio SketchUp'o. Darhausų, nebe per tinklalapį.
Pabandysime taip, štai taip. Kaip aš šią programėlę įsijungiau. Taip, tai turime štai tokias ikonėlės. Čia yra 3D Warehouse, būtent ikonėlė ir susivedus. Pavyzdžiui, mes matome, kad šiame kambarį puikiai tiktų sofa. Taip. Buvom suradę su lietuvišku pavadinimu, pabandom vėl taip pat padaryti. Štai mūsų odinė sofa su vienu paspaudimu. Jie atsiranda mūsų interjere. Taip, mes šiek tiek ją pasistumdome. Sekantis dalykas, ko čia mums trūktų, tai būtų staliukas. Tai vėlgi keliaujame į 3D Warehouse. Išsitriname, kas buvo parašyta ir susivedame, sakykime, Modern Round Coffee, štai taip. Puiku. Vėlgi po kelių sekundžių modelis atsiranda vietoje. Matom, interjeras po truputį pilnėja. Ir tai visiškai neužima nei laiko, nei pastangų, praktiškai galime pasimėgauti tokių darbų. Taip, pasirinkti modelius įvairius. Išsirinkti galbūt ne visiems tinka tas mano pasirinktas staliukas, galbūt norite kažkokio kito, yra analogų daug. Tai čia jau jūsų skonio reikalas iš tikrųjų. Ir dar porą turbūt elementų. Reikėtų akustiką truputėlį sumažinti. Na, šitas vėlgi tinkamas puikiai modelis. Štai taip jis netgi atpažino, kurioje vietoje yra mano pagrindinė plokštuma, ant kurios galėčiau guldyti būtent objektą ir man nereikėjo netgi iš esmės nustatinėti jokių nei X, nei Y ašių, tiesiog nuleisti objektą ant žemės, kitaip tariant, attachinti. Ir paskutinis elementas, kurio čia trūksta, turbūt tai būtų šviestuvas. Dėsime šviestuvą. Na štai, ieškome pagal savybės ir kaip matome, pasinaudosiu progą, kaip tik ieškome pagal savybės, bet meta pavadinimą. Meta pavadinimą, todėl kad tai yra relevance, jeigu nustatytume filtrą pagal populiarų, tai pavadinime Illuminator žodžio nebeliktų, liktų daugiau mažiau tai, kas buvo įdėta į tagus, pavyzdžiui, greičiausiai. Tai yra, čia visiškai nesusijęs su Illuminatoriu, kaip matote, lova, bet paskaičius tagus, štai suradau, paskaičius tagus buvo uždėtas Illuminated, bet tai iš esmės tai yra panašus žodis, panašiai pagavo, vien dėl to man siūlo labai daug variantų. Tai, kad to nenutiktų, aš vėlgi tikslinu savo paiešką. Atsigrąžinu, štai pasiemu šviestuvą. Šiek tiek reikėtų lūktelt, matyti šviestuvas. Na štai. Nemažai užima šviestuvas galbūt, geros raiškos, gero detalumo. Štai taip dėjome tą visą vaizdą. Turime šiokį tokį interjerą, per porą minučių susidėliojame, galime rinktis žymiai iš bet kiek kitų modelių, bet kiek stilių. Kaip matote, Warehouse bibliotekoje apie 50 000 dalykų. Ką besuvedus meta panašų rezultatą, 50-60 000. Tai tikrai pasirinkimo per akis. Tai su interjeru, sakykime, kol kas kaip ir pabaigiam. Kažkam kilo klausimų, kaip tai gyvendinti arba kaip tai vyksta, galbūt kažkas nespėjo, tai galite pasiklausti, būtinai padėsime.
Ir paskutinis toks dalykas, kaip pavyzdžiui koreguoti dalykus, komponentus, kuriuos atsisiuntėjai, bet jie tau nėra tinkami, norėtum išimti. Tai labai naudinga, kad 3D Warehouse'as turi parsisiuntus komponentą, jisai yra grupėje dažniausiai. Jeigu tai nėra grupėje, tikrai atsiprašome, greičiausiai buvo netobulai įkeltas vartotojo pačio modelis ir jį reikėtų patobulinti, kelti iš naujo, bet tai yra jau būtent tie verifyinimo dalykai, ar mes tam gaištame laiką, ar tiesiog susirandame konkretų objektą, kurio mums reikia. Tai čia vėlgi tokie kūrybinio proceso niuansai, bet, sakykime, iš šio vaizdo pagrindinio man tinka viskas, išskyrus logotipą. Man nepatinka, kad šis kompiuteris turi logotipą ir aš užėjęs į grupę matau, kad čia viskas labai detalu. Iki kompiuterio sudalinta grupė. Netgi pelytės, vadinamas mousepadas, jisai irgi yra, kaip matote, atskirai padarytas. Aš jį galiu ištrinti ir taip toliau. Tačiau šis dalykas nėra padarytas atskirai. Ištrinu ir sugadinu savo kompiuterį, pavadinkim taip. Sugadinu, padarau nerealistinį dalyką. Tai vėlgi, dabar SketchUpas ant tiek intuityviai pagauna plokštumas, kad jisai pravedus su Ctrl mygtuku galima pasidaryti savo grupę iš vien tik tai raudono šio objekto. Jį galime priskirti savo iš karto į grupę. Pavyzdžiui, dekoro elementai. Sakykime, ne. Ir, kaip matote, dekoro elementus aš išjungiu, viskas išsijungia, bet liko čia tarpas. Tas tarpas vėlgi sugrupuotas. Tai štai tokiu būdu aš galiu tiesiog viską sutvarkyti greit, sutaisyti, prasitrinti nereikiamas linijas, užsidėti savo logotipą atgal ir jeigu man jo tikrai nereikės, aš išimčiau. Tai vėlgi per porą minučių pasikoreguojam mums reikiamą objektą, galime lygiai taip pat keisti visus kitus ir jų dydžius ir taip toliau. Čia vėlgi. Na štai taip padarėme tokius minimalius interjero pakeitimus ir reikime tikrai irgi daug lemiančio. Tai yra žiūrėkime vėl 3D Warehouse. Tai yra filtrai. Būtent mes prie jų daugiau aptarsime. Išsifiltravę tam tikrus dalykus mes galime pasirinkti prie specialiųjų filtrų. Ar tai yra dinaminis, ar tai yra live komponentas, ar tai yra geolocated. Tai šiek tiek paaiškinsiu visus tris. Kuom tai yra naudinga, kuom yra taupantis laiką netgi kai kuriais atvejais arba tikslumą taupantis dalykas. Tai šie komponentai, pavyzdžiui, geolocated yra konkrečiai nustatytas pagal konkrečias vietovės koordinates. Jeigu, sakykime, Vilniuje kažkur yra nukoordinuotas pastatas ir įkeltas tiksliai į savo vietas, tai SketchUpas tą atpažįsta, jisai tą netgi parodo 3D Warehouse. Sugrįžkime. Jis tą netgi parodo 3D Warehouse, štai su tokia, su tokiu ribonu, su lipduku, pavadinkim, ant thumbnailo būtent. Tai kas tai yra, pavyzdžiui? Suveskime vėlgi table, išsifiltruokime live component. Štai turime kažkiek live komponentų įvairių ir pabandykime parsisiųsti kažkurį tai. Kad suprasti, apie ką aš kalbu, kas tai yra apskritai. Taip, tai yra live komponentas. Štai, šis komponentas nėra objektas, kaip kad šitie. Tai yra grupė, tiesiog objektai ir mes matome, kad tai yra komponentai sukurti pavieniai iš plokštumų. O čia yra jau parametrinis dalykas, šiek tiek labiau panašus į BIM-ą, kaip kad Revitas turi ir kitos programinės įrangos. Ką mes čia turime? Mes turime galimybę keisti patiem nemodeliuojant kojų skaičių, kaip matote, kinta, kojų storį ir įvairius kitus dalykus. Tai galiu garantuoti, kad 50% žmonių apie tai tikrai net neįsivaizdavot, kad yra šie dalykai. Tai tikrai naudingas toks ir filtras, kaip pats papildymas, kad galima būtų susirasti savo norimus dalykus, kurie būtent koreguojasi štai tokiu būdu, kaip kad mes šią padarėm. Tai tiek turbūt būtų, grįžtant prie
3D Warehouse webo. Taip, share. Grįžtant prie 3D Warehouse webo, tai norėčiau jau pabaigai tokį užsibaigiant padaryti paskutinį dalykėlį. Tai, kaip matote, buvau prieš tai kėlęs tuščią interjerą, kurį mes būtent atsisiuntėm ir jame padirbėjome truputėlį. Tai užkrausiu, kad pamatytumėt dar kartą, apie ką aš kalbu. Štai turėjome tokį tuščią ir kągi mes padarome, paspaudžiame štai čia pliusiuką, išsisaugome pirmiausia savo interjerą. Taip, o dabar matote, štai, įkeliame savo interjerą į savo modelius. Duodame jam pavadinimą. Ir galime duoti kažkiek tai grotažymių, būtent tam, kad atpažintų paieškos. Tai yra. Ir taip toliau. Sakykime, kol kas čia jums parodau pavyzdį, kad labai daug nerašyti. Ką mes dar turime? Turime kategoriją, kurią reikėtų vėlgi būtinai priskirti, kad būtų sekantį kartą ir patiems patogiau, ir kitiems vartotojams patogiau naudotis paiešką. Ir galbūt jūsų populiarumas kaip artisto modeliuotojo irgi kiltų nuo to labiau. Tai vėlgi pasirinkę architektūrą galime toliau dar labiau detalizuoti. Tai šiuo atveju, sakykime. Taip. Something went wrong. Tai pirmą kartą susidūriau su šia problema, galbūt dėl to, kad neuždarytas mano modelis. Atsiprašau, kelsime iš naujo. Buvau neužsidaręs SketchUpinį modelį. Taip. Taip, suvedame vėl viską iš naujo. Štai, success. Kaip matome, kol kas viskas filtruojasi ten, kalibruojasi ir taip toliau, vyksta savi procesai. Ir mes turime štai kažkokią tai bendrinę info, mes turim pavadinimą, turim grupę, turim porą tagų, tai siuntimo galimybės kol kas dar nėra. Ir ką svarbiausia, mes turime analitiką, tai vat mes prieš tai žiūrėjome šias visas funkcijas po kairę pusę, tuos mygtukus, tai nepriėjome prie tokio, kuris gana daug lemia. Tai pasižiūrėti, ar jūsų modeliais susidomėjimas kyla apskritai, ar juos siunčiasi ir taip toliau. Kadangi aš turėjau prieš tai keltą tokį modeliuką, galite atkreipti dėmesį, Vilniaus katedros varpinė, tai matau, kad buvo padaryta parsisiuntimų. Juos galiu detaliau pasižiūrėti, kada jie buvo padaryti, kiek jų buvo, 91 viewsas ir taip toliau. Žodžiu, tokia bendrinė informacija, netgi analitikas, taip pavadinčiau, kuris visai naudingas, kai yra viskas vienoje vietoje. Ir modeliai, ir analitikas, ir katalogai, ir kolekcijos, ir viskas vienam 3D Warehouse web page. Arba šiuo atveju SketchUp programėlėje pačioje paspaudus Warehouse. Tai tiek būtų. Dėkui, Tomai. Dėkui, labai įdomu. Jeigu kas turite klausimų, tai į čato sekciją ir čia jau turime kelis klausimus. Tai matau, Vytautas klausia, ar kas naudoja SketchUp Texture Club biblioteką. Čia realiai SketchUpcation. Jo, SketchUpation. Čia SketchUp Education, tiesiog sujungti žodžiai, tai čia to yra puslapio kaip ir dar vienas polapis, SketchUp Texture Club. Tai va, tai Vytautas to teiraujasi galbūt, kas iš mūsų dalyvių gal naudojasi.
Taip, tada Jovita, kuo skiriasi live komponentai nuo dinaminių komponentų? Tai realiai live komponentas, jisai pagrindinė jo funkcija, kad, pavyzdžiui, atsisiunčiate stalą, 4 kojos stalas, ir su live komponentais per parametrus galite tiesiog įvedus skaičius pakeisti stalo aukštį į viršų arba, pavyzdžiui, pastorinti kojas ir nereikia patiem modeliuoti. Tiesiog užtenka įvesti skaičius apie kiekvieną parametrą, stalo aukštį, plotį ir visą kitą. Tai va, tai tas modeliavimas tiesiog nukrenta, užtenka tiesiog skaičius įvesti ir tiek. Jeigu esate, pavyzdžiui, naudojasi, sakykime, kitom programinėm įrangom, kur yra jau irgi baldai sukurti ir taip toliau, kur susivedi matmenis, pavyzdžiui, langų, reikia ten 2 metrų ant 1,50 m lango, susivedi skaičius ir langas pats pasidaro. Tai lygiai tokiu pačiu principu veikia ir 3D Warehouse, va šitie live komponentai. Šiek tiek kitokių interfeisų, bet mes turim galimybę jau ne patys modeliuoti rankomis, o tiesiog suvesti, ko mums reikia, aukštį, plotį, skaičių, kojų kiekį ir taip toliau, ir būtent tą gauti bendrinį vaizdą. Ir tas ir yra parametrinis toksai nustatymas ir valdymas. Taip, o dinaminiai komponentai, tai čia turbūt geriausias pavyzdys tiesiog, jeigu suprojektuojate virtuvės komplektą, virtuvėje yra spintelių, ir tas dinaminis komponentas gali būti viena spintelė, kur jūs užduodate prieš tai, jog, pavyzdžiui, vieną kartą su pelyte paspaudus ant tos spintelės, vieną kartą paspaudžiat ir ta spintelė jums tiesiog atsiveria. 45 laipsnių ir 60 laipsnių, čia kaip jau nurodot. Ir tas komponentas tiesiog pats pajuda. Tada galima matyti spintelės vidų. Ir realiai šitas dinaminis labiausiai naudojamas interjero dizainerių, kai jie jau nueina pas klientą, jau pristatinėja projektą ir tiesiog kiekvieną baldą rodo, kas viduj. Tai ten nereikia jokių durelių nuiminėti, tiesiog vienas klikas ir jinai atsidaro labai gražiai. Tai va, toks skirtumas, dinaminiai judantis modeliai, o live, tie gyvieji, tai jie yra tiesiog parametrais keičiami. Tik tai skaičiais, o ne modeliuojant. Tai jau toks pagrindinis skirtumas. Taip, tada dar, kaip, čia šiemet kaip 3D Warehouse pristatė SketchUp kūrėjai, tai kai vieną tą pagrindinį buvo nurodę paiešką pagal vaizdus, šito didžiausią, naujausią funkcionalumą, tačiau tas funkcionalumas dabar jisai yra prieinamas ne visiems, o tik tai tiems, kas turi tas prenumeratas vadinamas, kur mokamos kas metus prenumeratas. Ir kaip ir nėra labai oficialu, bet irgi SketchUp kūrėjai šiek tiek, jie linksta link to, kad visą Warehouse padaryti irgi prieinama galiausiai tik tai prenumeratoriams, pačios programinės įrangos. Tai nėra čia nei datų, nei kada, nei kokia apimtim, bet tiesiog jie linksta link to, kokie 2-3 metai gal kažkas tokio, kol pagaliau sutvarkys visus filtrus, visus modelius, ir bus tikrai kokybiškas produktas. Gerai, dėkui dalyvausiems. Jeigu kas, rašykit, klauskit, visada pasiruošę padėti. Iki. Geros dienos.